reikia atkreipti dėmesį, ar vaikas nori eina pasivaikščioti, bėgioti, ar nesiskundžia, kad pavargsta kojos, kad man skauda kojytės. Pasižiūrėti, kaip jisai nunešioja batus, ar yra aiškių nusidėvėjimo žymių, kad vienas šonas nutrintas, kulniukas iškrypęs. Tai va, jeigu pastebėjot tokius simptomus, tada rekomenduojame eiti pas šeimos daktarę, kad jinai išrašytų siuntimą pas ortopedą, traumatologą ir ortopedas jau tuomet sprendžia, ar reikia ortopedinės profilaktinės avalynės. Pas mus gali kreiptis, tai mums reiktų paskambinti, užsirašyti laiką vizitui, nes mes kiekvieną klientą priimam asmeniškai, su juo praleidžiam apie valandą laiko. Tam, kad būtų skiriamas visas dėmesys vienam žmogui. Vaikus nuskanuojam 3D skaneriu. Tuo skaneriu gaunam pėdos 3D vaizdą, ką aiškiai matome visus iškrypimus ir svorio pasiskirstimą ant pėdų. Ir pagal tai sprendžiam, kokios avalynės reiktų.